susikaups. Varna ir genys. Genys su geniene apsigyveno pušies drevėje. Toj pačioj pušy sumislino lizdus suskrauts ir varna. Kokį taip smarkiai kalat, klausia varna. Pušies šakų norim priskirti, atsako geniai. O kogi darysit su tom šakom, klausia varna. Po medžiu laužą suskursim, atsako genys. O kap šitas sudegs, kitą nuskraustysim, pagūždžina genienė. Ar jiem galvoj negerai, kogi aš tada su savo vaikais darysiu, sako varna. Išsigando varna, nulėkė mišką, nusižiūrėjo kitų medį ir tenai suskrovė sau lizdų. Nevilė kokie medžiai varna lizdų susisuko, o uosiai, kitaip dar cinginiu vadinama. O žinot kol, ogi kap ateina pavasaris, po šaltos žiemos atsibunda medžiai visi ir krūmai pradeda pumpurus krautis. Tada ir uosis atsibunda, o atsibudęs klausia: Ei, medžiai, ar jau laikas lapus krautis? Medžiai visi juokai sako: Ne, dar anksti. Nu, kad anksti, tai aš dar pamiegosiu, sako uosis ir užmiega sau. O visi medžiai apsilapuoja, kiti ir žiedus pradeda krauti. Tada ir uosis atsibunda. Žiūro, kad čia jau su lapais, o jis dar nuogas. Pradeda jis skubytis krauti lapelius ir greit apsirėdo žaliais rūbai. Alio pabūna kiek ir vėl klausia kitų, ar jau laikas lapus mest. Medžiai visi sako: Laikas, laikas, kapgi. Nu, kad laikas, tai laikas. Numeta greit lapus ir užmiega sau. O medžiai dar žaliuoja. Kiek laiko? Tai matot, reikia kitų klausyti, bet ir savo protą turėti. Uosis turi trumpiausių vasarų, vėliausiai išsprogsta, anksčiausiai lapus meta. Taigi reikia kitų klausyti, bet ir savo proto turėti.